labai gali turėti reikšmės. Nu, tokie vat, visas, kas su nosim, temperatūra, gleivinės dirginimai turi poveikį. Dar vyriausia, kad įskiros užgula kvėpavimo takų sunku kalbėti. Nu, laukiu dabar prie gydytojas.
kraujas nieko nerodo. Bet yra temperatūra. 3,7. Nu, Realiai, jūs neturit pagrindą, aš nematau, kodėl jūs negalite dalyvauti teisme. nu, o aš ne teisme dalyvauju, aš ne čia teisme, čia, Jūs ateinat būtent... palaukit, čia yra teismo medicinos ekspertizė. Čia ekspertas mane klausinės. Turbūt klausinėje. Nu, Aš tai- nematau, kodėl jūs negalite jūsų apklausti. Tai, pavyzdžiui, nu, aš blogai jaučiuosi. Nu ir kas? Tai lems, ar aš pakaltinas, man reikia gydymo, sakys, tau depresija, o čia yra liga. Nu tai man reikia sveikam nueiti. Nieko bendro, žinokit, su šito dalyko. Nieko bendro neturi jūsų sinusito paūmėjimas ir kodėl jūs negalite dalyvauti apklausoje. Nu gerai, jeigu aš temperatūrą, tarkime, tai man 37,5. Tai aš temperatūrą turiu teisę nueiti. Čia dabar 37. Kad jūs negalėtumėte nueiti, temperatūra turi būti 3,8 daugiau, turi būti febrilus karščiavimas. Tvarko, tada jeigu rytoj bus karščiavimas, tada pas jūs reikia. Bet jis turi būti mano kabinete. Tai be jokios abejonės, bet bet man... man... Jeigu mes matysim temperatūrą 3,7 ir net ir 2 ir 3 dalis, tai yra nieko. Nu, tai suprasit, kad turi būti rimta Gerai, liga. nu tvarko, tai man duokite nukreipimą pas Lorą ir žinosiu. Aš, pavyzdžiui, nemiegojau naktį. Tai prabudau... Tai yra visi subjektyvus dalykai, supraskit, subjektyvus. Ir tai nėra rimtas pagrindas nedalyvauti teisme. Čia ne teismas, čia teismo medicinos eksperto pokalbis. Tai labiau. Nu tai kas, tai to labiau. Tai žmonės turi būti sveiki. Kur tai parašyta? Nu, nepradėkim, bet kur įstatymuose. Žmonės turi būti savo sveikata. Ne, apie teismo įstatymą nėra. Įstatymas yra apie nedarbingumą. O man nedarbingumo nereikia. Nu tai apie ką ir kalba, kad įstatymų iš tikrųjų nėra, mes neturim jo. Tai reiškia, aišku, gali sirgti. Tik tai. Tai man bent jau nukreipimą duokit, Lora. O tiesa, o kaip galima sakyti, aš buvau, pavyzdžiui, birželio mėnesį tą dieną pakaltinimas, kai pas mane buvo sinusito paūmėjimas ir nervų šaknelių uždegimas. Koks jūsų klausimas, nesupratau? Kaip gali kaip gydytojas gali pokalbio metu nustatyti, ar aš buvau pakaltinamas birželio per 26 dieną? Bet pakaltinamumas yra ne dėl somatinių ligų, ne dėl sinusitų. Jo, bet tai palaukite, psichinė būklė. Mano psichinė būklė buvo paūmėjimas šienlygės. Neturi įtakos. Nu, palauk, sveikatai turi įtakos. Ir atsiprašau, nervų šaknelių uždegimas, skausmas neturi įtakos. Kaip skausmas, gerai, nesukčiaukit. Gerai, nepradėkit. Nesukčiaukit. Aš pasakysiu, paskaitykite internetą, kaip skausmai įtakoja psichikos būklę ir pamatysite atsakymą. Tai tada kam jūs klausėte? Nu tai, išgirdau su nuomonė. Supratau, kitą kartą nereikės klausti. Gal reikės keisti ir gydyti. Jūsų teisė. Jokios abejonės. Šiandien net uždegimai negydomi, įtakoja psichiką. Visų žiniai. Nu tai aš nieko nepadaręs. Mane tampa dėl turto, draugų ratas. Nu tai aš žinau, ne jūsų reikla, aš sakau. Aš visi įtariamas 3 mėnesį, kai kitais atvejais per 2 mėnesius jau būna nuteisti.